Sveiki, brangieji. Esu Stanislava ir šiandien tęsiu rubriką Kaip aš didinu savo investicinį portfelį. Šiandien jau pas mane yra investuota 3000 į tokenus ir šiandien aš jau turiu nusipirkusi 6 hubus. Tai visus hubus aš galiu pasižiūrėti savo paskyroje. Aš matau, kokio dydžio yra hubas ir kiek yra įdėta. Vieni didesni, kiti yra mažesni, bet kurie užpildyti pilnai, tai matosi. Ir dabartis vienas iš paskutiniųjų yra, kur galima įdėti už 2200 eurų tokenų, jį yra įdėta tik tai 384. Kitas hubas, kur galiu įdėti už 2200 tokenų, dar yra visiškai tuščias. Tai kadangi man kiekvieną dieną krenta pinigai, kur dalį aš galiu pasilikti hubo pirkimui, aš jau rodžiau aname video, kaip aš nusipirkau hubą, susirinkusi 100 tokenų, ir dalis pinigų eina pas mane, kad aš galiu juos reinvestuoti. Reinvestuoti atgal į savo hubus galiu, kai susirenka ne mažiau negu 30 CLF tokenų. Tai ką aš ir dariau, aš tiesiog nuėjau pas save į My Walletą, paspaudžiau, kad aš noriu savo tokenus įdėti savo, paspaudžiau mygtuką, kad tai yra Deposit CLF, nes man reikėjo būtent mano kabineto CLF adresu, spaudžiu, kad pasirenku tinklą Matic. Kodėl? Todėl, kad persivedu kabineto viduje, ne iš biržos. Jeigu iš biržos, būčiau pasirinkusi tinklą RC20. Pasirinkau tinklą Matic ir man čia išmeta mano adresą, sąskaitą. Šitą sąskaitą aš kopijuoju ir ėjau į Walletą, ten, kur pas mane buvo pinigai, dabar jau jų nėra, buvo CLFR, liko tik tai 9, spaudžiau išvesti ir įrašiau būtent adresą tą, kurį nusikopijavau ir išvedžiau. Tai dariau šitą visą operaciją 21 man parašė, tiesiog aš matau, kad 21 man parašė, kad pinigai iškeliavo, išvesti. 20 aš išvedžiau, bet blockchainas man iš kabineto išvedė 21. Šiandien yra 23 diena, man per Matic tinklą šitie tokenai atėjo. Tai kadangi jie atėjo, aš juos matau savo valete, kad jie yra CLFD sąskaitoje, aš juos dabartis paimu ir įdarbinu. Einu, kur yra mano cloudai, My Cloud, spaudžiu, kur yra visi įrengimai, susirandu tą hubą, kuris yra nepilnai užkrautas, bet štai šitas nepilnai užkrautas, čia dar trūksta 1815 eurų, tai kadangi čia pas mane yra 65 eurai paversti tokenais, aš tiesiog juos visus pasirenku ir darau procesą. Šitokiu būdu aš didinu savo investicinį krepšelį ir rytoj jau man ateis šiek tiek daugiau CLF tokenų negu šiandien. Šiandien man atėjo beveik 9 tokenai. Kadangi biržoje tokeno vertė yra $2, tai šiandien aš pasyviai gavau beveik $18. Šitokiu būdu pasyviai mes galime gauti tiek, kiek norim. Svarbiausiai, kad mes savo portfelį pasidarytumėm pagal savo pageidavimus. Tai šiandien tiek, tikiuosi, kad šitas įrašas padės žmonėms suprasti, kaip mes galim įdėję vieną kartą pinigus, kiekvieną kartą gaunant palūkanas, tas palūkanas įdarbinti. Ačiū, kad žiūrėjote.